Panevėžio Ekranas yra vienas iš nedaugelio šalies futbolo klubų, krizės akivaizdoje galinčių pasigirti finansiniu stabilumu. Nuo praėjusiais metais Lietuvos čempionų tapusio ir kelialapį į UEFA čempionų lygą iškovojusio Panevėžio klubo šį tarpsezoninį nenusisuko nė vienas rėmėjas. Tai Ekranui leido suformuoti tokį patį biudžetą, koks buvo pernai, ir išsaugoti didžiąją dalį auksinės komandos žaidėjų. Klubas šiemet vėl disponuos maždaug 4 milijonais litų. Tačiau Panevėžio klubo prezidentas Aušrys Labinas pripažįsta, kad Ekrano sudėtis galėjo būti galingesnė, jei ne Seimo sprendimas padidinti mokesčių naštą sportininkams. Mes šnekėjomės ir su žaidėjais, kad galbūt jie galėtų prisimti tam tikrą dalį tų padidėjusių mokesčių ir manau, kad mes šiais metais kažkaip tuos klausimus išsispręsim, bet kiti metai ir dar kiti metai, tai čia, sakykime, dideli klaustukai ir aš manau, kad vyriausybė ilgainiui susivoks, ką jinai daro ir tie įstatymai bus pakeisti. Aušrys Labinas tikina, kad šalies valdžios priimti skuboti buhalteriniai sprendimai yra neargumentuoti. Anot Ekrano vadovo, Lietuvos socialinio ir sveikatos draudimo sistema tiesiog neatsižvelgia į sportinės veiklos specifiką. Padidėjo iš esmės tai sodra ir privalomas sveikatos draudimo mokesčiai. Mūsų klube yra 2 medikai. Mes patys rūpiname savo žaidėjų sveikatą, niekada jie nesikreipia į jokias poliklinikas, ligoninės ir taip toliau. Jeigu yra, sakykime, traumos, kurių reikia jau chirurgų kažkokių įsikišimų, tai vėlgi mes jau šnekamės atskirai ir ta prasme, jokius ligonių kasų pinigus mes nepretenduojam. Yra netgi operacijos kartais daromos ir užsienyje. Tai va tas argumentas, kad ten reiktų kreiptis ir dėl to mes kažką ten valstybė patiria labai didelių nuostolių, man atrodo, jis yra nelogiškas. Naujoje mokesčių sistemoje Aušrys Labinas įžvelgia grėsmių lietuviško futbolo vystymuisi. Nuo šių metų Lietuvos sportininkai moka gerokai didesnius mokesčius nei legionieriai. Užsieniečiai moka tik 15% gyventojų pajamų mokestį. Jiems netaikomi socialinio draudimo ir sveikatos draudimo mokesčiai. Bet tada klausimas, ar mums Lietuvos sportininkai yra reikalingi, ar mes norim turėti lietuvišką sportą, ar norim turėti vien tik tai užsieniečių. Ir sakykime, jeigu Ekrano pozicija visada buvo tokia, kad kuo įmanoma daugiau būtų lietuvių, kuo įmanoma daugiau būtų panevėžiečių, tai dabar jinai automatiškai verčia rinktis kitaip. Pažiūrėkit, kiek žaidėjų bėga, ar ne? Nėra nei vienos komandos, kur nebūtų, sakykime, didelis nutekėjimas ir jie važiuoja į Estijas, Latvijas, Lenkijas, kur aš nemanau, kad jie uždirba ženklius pinigus, kur tikrai jie galėtų ten labai smarkiai tobulėti. Ekrano vadovo kritikos sulaukė ir Lietuvos sporto rėmimo įstatymas. Didžioji dalis pažangių valstybių sportą remiančioms kompanijoms suteikia mokesčių lengvatas, o Lietuvoje sportas apmokestinamas 2 kartus. Kad sportas Lietuvoje yra socialinis dalykas. Ir visi šitie mokesčius, kuriuos mes sumokam, tai mes gaunam iš verslo, kuris jau būna viską susitvarkęs ir iš savo pelno skiria. Ir tada dar iš to pelno vėl atima. Nepanašu, kad valdžios bandymai kaišyti skylėtą šalies biudžetą ir taip neklestinčio sporto sąskaitą artimiausiu metu baigsis. Nors pavojaus varpai skambina net palyginti tvirtą finansinį užnugarį turintys futbolo klubai, Lietuvos valdžia problemos neįžvelgia. Bent jau šalies premjero Andriaus Kubiliaus retorika vilčių nesuteikia. Premjerė, o kokią sportą ateitį matot, kai apmokestinti mokesčiai yra sportininkams didesni? Aš pats labai mėgstu sportuoti, ypač dviračiais. Manau, masinis sportas yra labai sveikas dalykas. Visi turim rūpintis sveikatą. Atskiros problemas svarstysim atskirai. Reporteriai Jurgita Kasperavičiūtė ir Donatas Grybauskas.